Gerai. Vaidai, toliau. Tada pastrigo. Eduardas, matau, pastrigo, atsigavo, Aš viskas girdžiu tvarkoj. Klausimas užduotas rusų kalba. Gerbiamas profesoriau, galite paaiškinti, kodėl negalima pakeisti kompensuojamų vaistų į kitus vaistus, kurie neiššaukia alergijų ir kurie buvo anksčiau naudojami ir buvo jie kompensuojami. Dabar aš kaip supratau, liko kompensuojami vaistai, bet, pavyzdžiui, žmogui jie iškelia alergiją, sukelia ir jis nebeturi šansų pasikeisti į kitus. Suprantu šitą klausimą, jisai medicinių požiūrių pakankamai dažnas. Atsakau grubiai ir negražiai, todėl, kad tokia valdžios pozicija, todėl, kad taip nusprendė. Kur tokio sprendimo logika? Nebūtinai jinai turi būti ta logika. Jie taip nusprendė. Seniau taip nebuvo, bet dabar nusprendė taip. Aš tai sutikčiau su mintim, gerai, tau šitas vaistas kaip pirmasis, kuris kompensuojamas 100%, tarkime, ar ne, jisai tau netinka. Taip gali būti mediciniškai. Tai nestebuklai, taip būna. Nesakysiu, ar labai dažnai, ar ne, bet taip tikrai būna. Bet dabar tada, kad jisai nusipirktų tą kitą vaistą, jam reikia mokėti arba pilną kainą, o kodėl tada negalėtų ta kompensuojama dalis pereiti ir tada reikėtų mokėti iš vaisto kainos, atimam kompensuojamą ir tik tai tą skirtumą. Todėl, kad taip nusprendė biurokratai. Todėl, kad jiem taip patogiau buvo. Neteisinga, bet taip yra. Toliau.